Sveiki, mėlėjai! Jūs žiūrite laidą VRS kamera. Bet ne tik jūs mus matote. Mes matome jūs. Matome netgi tada, kada tikriausiai norėtumėt pasislėpti. Bet nesijaudinkit. Jeigu mokate šypsotis, VRS kamera, visas jūsų nesėkmes labai greitai išvers į gerąją pusę. Na, nebent jūs tenkitės kaip nors tyčia pakenkti. Vat ko nekenčiu labiausiai, kai draskomas kultūrinis paveldas. Visokie berašiai taip ir taikosi. Galėtų tikriausiai viso Vilniaus senamiesčio sienas po akmenį ištampytų. Ot, šunsnukiai. Taip dar žiūrėk, kad su kokiu kultūros paveldu per galvą negautum. Po pertraukėlės matysite. Na, aš gal dandukė atrodau. Viskas, daugiau nieko nereikia. Labai lengva važiuoti iš tikrųjų. Jei neužsiveda automobilis, sutiksi senį su telefonu. Labas, mano zuikutė. O jei netikėtai tave ima fotografuoti turistai, apsidairyk. Gal tai vis dėlto VRS kamera? Neišvengiamai juokingi pasaulio dėsniai. Netrukus. Svarbiausia, kad nei automobilis, nei žmonių galvos nenukentėjo. Bet, mėlyjei, tausoti reikia ne tik materialiasias vertybės. Na, pavyzdžiui, paimkim, kad ir mūsų gimtą lietuvių kalbą. Juk pati seniausia, turtingiausia pasaulyje. Todėl kiekvienas save gerbiantis lietuvis turėtų kasdien stengtis parašyti kuo daugiau, na, pavyzdžiui, kad ir SMS žinučių. Svarbu, kad rašytų lietuviškomis raidėmis. Todėl rašykite kuo daugiau ir kitiems padėkite, juk turinys visiškai nesvarbu. Raidės neraudonuoja. Gal yra manančių kitaip? Pasižiūrėkime. Labas, mergaitės, gal man gali truputį padėti parašyti žinutę. Žinutę, aš pamiršau akinius. Galit paskaitykit, kas čia parašyta.
Labas, kodėl nerašai? Aha, tai jūs duokite atsakymą, nes aš bakinių nematau. Parašyk, labas mano zuikutė. Ne, ar parašykit, labas mano kačiuk miau. Ne, o gal parašykit, labas mano kačiuk miau. Taip, parašykit, gerai? Jau. Labai pasiilgau tavęs. Ką dar dadėt? Nežinau, jau jūs pats galvokit. Pasakykit dar ką nors. Gerai rašau. Kaip nuspręsit, jūs rašot? Jo, aš to jaus pas tave atvažiuosiu, eik į dušą. Viskas? To jau atvažiuoju, eik į dušą. Iki dušę? Eik į dušą. Čia viskas sutarta, čia jūs nesijuokit, čia rimti dalykai. Kaip liepiu, taip ir parašykit. Gerai rašau. Gerai. O jūs gauna tokių žinučių? Ne. Ir nerašo tokių panašių niekam? Niekam nerašot panašių? Ne, nerašau savo. Kodėl? Šaunu. Jūs irgi taip rašot? Nu, rašau. Panašiai? Aš parašysiu, noriu tavo meiliais. Gerai, parašai, kad noriu tavo meilės. Jo, noriu tavo meilės. Ir daug taškį padėkit. O dabar paskaitykit visą, kaip čia bendrai visumai. Labas mano kačiuk miau. Eik į dušą, aš toj pas tave atvažiuoju. Labai noriu su tavimi pasiekti. Aha, gerai prašiau. Gerai. O ką dar dadėt tokio pikantiško? Bučkis. Ai, bučkis dadėt. Parašyk, labai noriu su tavim šiandien pasiekti. Aš noriu šiandien su tavim pasiekti. Parašykit, čia žinau, kam rašau. Puiku, tai parašysiu Tai jo, parašykit. Tai viską žino, bet čia... Gerai parašiau. Jo. O ką dar... Labai šustrai. Šustrai, jo. O ką dar galima dadėti? Ką? Nu jau nieko nedadėjau. Aš čia gerai... Gal užteks? Gal, vieną sakinį dadėkit kokį nors. Iki pasimatymo gal? Iki pasimatymo, iki pasimatymo. Gerai parašiau. Manau gerai. Parašykit, vairas kamera. Ir vis dėlto, kur ritasi pasaulis? Kada tikrą, gyvą bendravimą beveik baigia išstumti visokie SMS-ai, Facebookai ir kitokios nesąmonės. Jūs man pasakykit, kur dingo romantika? Mėnesiena, poezija, kada iš meilės kūrė kompozitoriai, dailininkai. Beje, ar jūs niekada nesvajojote pabūti menininko kailyje? Galima? Kada tu esi nacionalinė tautos vertybė, esi beveik Čiurlionis, na, galbūt Zmuidzinavičiaus anūkas, bet tave visi atpažįsta, giria, nori su tavim nusifotografuoti, prašo autografų. Sakykit, būtų visai smagu pasimėgauti svetimą šlovę, tiesa? Na, nebent tik sąžinė neleistų. Porą minučių galėtumėte, aš noriu nubėgti truputį čia. Pabūt čia porą minučių pasaugoti, gerai? Papieškit ką nors. Ne, piešti nenoriu. Nesvarbu ką nors, galit? Bet greičiau. Greitai, porą minučių aš. Porą minučių pabūt, pastovėti čia, galit? Tai jo, prašom tada, aš nueisiu čia. Tak, to jest nasze Wilno, to jest stare Wilno, to jest stare miasto. O, to jest bardzo znamienity malarz,
to jest malarz, ikona naszego litewskiego kultury. Proszę Państwo, to jest malarz. To jest nasz malarz. O, to jest bardzo znamienity malarz, ikona naszego litewskiego kultury. Dzień dobry, dzień dobry. Tak. Bardzo przyjemno. O, to jest bardzo znamienity malarz, ikona naszej litewskiej kultury. Bardzo, jest trupuciuka, proszę. Przyjemno, proszę, tak. Tie Lenkai nieko jie nesupranta, lietuviškai trupučiuką pavadinkit gerai viską. Tak, to jest bardzo znamienity malarz, przyjemnik naszego Zmuidzinavičiusa i Basanavičiusa. Tak, dziękuję bardzo, dziękuję. To jest przyjemnik Basanavičiusa i Zmuidzinavičiusa. Dla turystów możesz podpisać, pani? Bardzo przyjemna. Proszę. Nusifotografavo čia. Nu, Ja tai sakė, tai čia ne aš. Ateis, palaukit biškį. Ne. su jumis nusifotografavo, nu tai ką, nu tai gerai, nu. Žodžiu, aš pasirašiau visiems. Nu ir gerai, labai dėkui. Nu tai Gerai pagavot. Ačiū. Svetimos šlovės spinduliuose ilgai nepasišildysi. Jau geriau, nors ir suplyšę, bet savimarškinį. Apskritai, būti tuo, kas esi, moka labai nedaugelis. Na, šunys, vaikai ir blondinės. Juk jos tokios tyros. Niekada neapsimetinė. Jeigu jau nesiseka, tai nesiseka. Jeigu nevažiuoja automobilis, tai jau jos pačios čia tikrai nieko dėtos. Automatas ir blondinė. Tokia naujo anekdoto pradžia. Kol automobilis važiuoja, niekam klausimų nekyla. Bet kai jis sustoja, ką paspausti? Nuo ko tada pradėti? Pažiūrėkime, ar vyrams užteks kantrybės, aiškinant tuos sudėtingus gamtos dėsnius. Atsisėskite, tenai, paaiškinsit man. Aš turiu ją parvežti draugiai, nes jinai... Susitikom pasivažinėti kavos išgerti ir jinai išvažiavo ir dabar aš nežinau, aš automatą neatsimenu, kada aš jį vairavau ir aš neatsimenu, ką šitos raidės reiškia, nežinau, kaip ką spausti. O kaip tu važiuoji čia? Tai ne aš važiavau, draugė atvažiavo. A kur nedingo? O jinai turėjo išvažiuoti. Ir paliko man mašiną, sako, parvežk, aš neįsivaizduoju, ką daryti, čia stoviu jau ir... Paspaudi visada stopą. Paspausk stop. Čia stop. Kuris? Čia stop. Šitas. Čia stop, o čia gazas yra. Va, viskas. Va, šitą D, šitą drivas. Čia reikia važiuoti tiesiog, teisiai. Šitas drivas. Šitas netraukia, čia nereikia. Čia atbulom R. N nereikia. Tau reikia ką? Pirmin važiuoti D ir atgal R. Viskas, daugiau nieko nereikia. Labai lengva važiuoti iš tikrųjų. Aš labai atsiprašau, gal atrodo durniai. Stabdis ir gazas, tai yra ir viskas. Kuris stabdis, palaukit, šitas stabdis? Per viduris. Ai, per vidurį. Per vidurį stabdis, šitas gazas. Taip. Su kuriuo, palaukit, su kuriuo sekėte priekį? Man atrodo, geriau nevažiuokit, palaukit draugės. Ne, jūs man paaiškinkit, paaiškinkit, prašau labai, prašau.
Ne, palaukit, su šituo gazuoju. Aišku. O su šituo? Tada. O jeigu iš šoną noriu? Kas iš šono? Tai vairas taip. O šitų nereikia? Nereikia šitų paspausti? Ne, nieko. Čia sakėt, gazuoju, startuoju, kaip ten. Nu tai čia, ar jūs važiavot su kokia nors mašina aplamai? Tai taip, Nu tai žinot, kur gazas yra? Nu tai jo, čia gazas, nu pas mane mašinai truputėlį kitaip, aš nežinau. Ne, taip pat. Tik nėra sankabos. Ta kairė koja patraukit, jos nereikia iš viso, iš šoną ir... Tai ne su abiem kojom, su viena. Jeigu spausit su kairė, tai prasiskelsit galvą. D raidė. Jo. O tai R? Ai, nereikia. Ai, R atbulinis. Tai o ta N? Čia N nieko nereikia, jų reikia tik D raidė. Tai o kam tada N ir ta P? Čia kaip parkuotis. Ko negreičiau, nes man irgi reikia važiuoti. D pirmin, R atgal. Čia, jeigu noriu, sustoju parkingas. N neutrali N neutrali. Nu, irgi galiu sustoti. Nu, nereikalinga. Čia stabdis, čia gazas. Gazas, stabdis, parkingas, atbulinis. N. Kam N? Neutrali. Ai, neutrali. Oi, palauk. Jėzus Marija, aš labai, žinokit, bijau. Tai užtat dar kartą man paaiškinti. Gerai. No. Tai aš užsivedu, tada kurį man paspausti? D. D ir tiesiai važiuosi. O tas ne? Ne, nereikia, čia netraukia. Tai jo iš vis nereikia. Nereikia. D ir R. O ta P? Parkingas. Tai kai sustoji. O ta R atbulom važiuoti. O ta netraukia, niekur nevažiuoti. O D tiesiai. O R atbulom. Bet tu visą dieną gali prasidėti taip ir gazuoti, niekur nevažiuojant. Kada, žinokit, labai iš tikrųjų bijau, nu ne mano mašina, suprantat. Aš užtat ir noriu išsiklausinėti. Gerai, tu pasiryžęs važiuoti jau? Taip, bet, nu palaukit, dar kartą iš naujo. Paaiškinkit. Karočią, aš važiuoju. Nu, paaiškinkit, dar kartą iš naujo. Tai va, drive'as, tiesiai ir važiuosi. Šitas gazuoju? Ne, o jie tu. Didelis stabdo, mažiukas gazuoja. Šitas stabdo, šitas gazuoja. Čia parkingas, kai noriu sustoti. Nu jo, kai pastatot mašiną, užtraukėt ant parkingo ir viskas, ir nestoja. O štai ir pats kantriausias. Užsikirtusio blondinės plokštelę klausęs net 15 minučių. Sveikiname. Bepigu kvatotis, žiūrint, kaip keistoje situacijoje elgiasi tavo draugas ar kaimynas. Visai kas kita, kaip pats papuolė į paspęstas pinkles. Turiu pasakyti, kad būti varas kameros vedėjų mane labai įpareigoja. Mane tai pamatę žmonės iš karto pradeda dairytis kamerų, klausinėti, ar tik nekarite čia kokius zbitkų. Mieli žiūrovai, jums turėtų palengvėti, kai pasakysiu, kad mane lygiai taip pat pričiupo varas kameros filmavimo grupė. Ir ne kažkur kitur, o čia, šioje studijoje, darbo vietoje. Turiu prisipažinti, širdį nerimą nešiojau visą parą. Pasižiūrėkime. Sveiki, aš Renata, norėčiau būti nauja varas kameros vedėja. Aleksandrai, ar tu man padėsi? Na, kas galėtų nepadėti tokiai merginai? Susipažinkite, Aleksandras, menamas Ostankino televizijos prodiuseris, už didelius pinigus sutikęs pasidalinti patarimais laidų vedėjams. Aišku, aš net neįtariau, kad jau čia mane prigavo varas kamera. Labą. Štai čia į pagalbą jums ir ateina VRS kamera. Mes ir vėl nieko neįtarinčių žmonės įtrauksime į neįtikėtinas situacijas, iš kurių turėsitis kaip tik tai išmano. Žmonės vis dar mėgsta juoktis. Извините, секундочку. Да. Нет, все нормально. Все хорошо. Только, знаешь, можно на «ты». Конечно. Ну, мне не хватает естественности, живости, знаешь, как-то побольше эмоций. Ну, это же твои зрители, которые давно тебя ждали. Вот они тебя наконец увидели.
Одну руку положи в карман, может быть, так будет. Ну, другую в текст держи в руке, а эту просто в кармане. И спокойно попробуй так. Labas vakaras, brangus BTV žiūrovai. Po 7 metų pertraukos su jumis vėl sveikinasi šypsoti jūs priversianti VRS камера. 7 metai, išties, didžiulis laiko tarpas. Извини, а обязательно, чтобы стоя или можно сидя? Ne, nu, pirma mintis tai tokia paprasta iš karto. Koks čia, jolkė, atsivilka iš kažkur, tai dabar dar reguliuoja, žinai, tok greičiau, lėčiau. Nu, bet gerai, bet supranti, kad reikia stengtis, reikia kažką bandyti keisti. Хорошо, если ему так хочется, пусть руками остается, все нормально. Ладно, ну чего-то тут мне, знаешь, как-то не хватает изюминки какой-то. Слушай, пойдем курнем на секундочку. Вот, правильно, пока вы грим. И, Дань, будь другом, знаешь, попробуй чуть-чуть посмотри текст. И когда придем, своими словами просто, чтобы живо было, хорошо? Ir čia mane suvystė kolegos. Niekas mikrofono neišjungė ir aš lik netyčia nugirdau slaptą prodiuserio pokalbį. Nu, pakankinsiu čia, reiškia. Он давно работает? О, гаршо не išjungė. 10 лет? Ну, 20, скажем. И что он вел, кроме вот этого? Так он всегда был ведущий ВРС камеры. Да? Ну, я не знаю, старик. Ну, что у него с руками? Это какая-то мельница, не знаю. Ну, собрать их как-то. И профиль, ты видел лицо? Ну, в профиль его вообще нельзя показывать. А что с руками плохо? Да с руками не знаю, это какая-то мельница. Они туда-сюда машут, он закрывает полэкрана. Nežinau, gal kažkuria sekundės dalį taip ir... Tai kas, gi dabar čia vyksta? Tekstas buvo nemalonus ten, nemalonu buvo klausyti tą tekstą. Давай попробуем, на одну камеру пусть работает вот так вот, в тупую. А с руками или без? Ну, вообще без рук, отрубить ему их. Если не может, ну, пусть их подсоберет немножко. А то, не знаю, мельница, я не понимаю. Ну, это как-то, у нас как-то в Останкино на это... Per tas kelias sekundės ten nespėjai galvoti, kas nusišneka. Yra tekstas nemalonus tavo atžvilgiu. Ну что, все нормально. Сейчас попробуем еще разочек. Слушай, у меня вот, кстати, очень похоже на одну ведущую. Знаете, есть такая ведущая, Лера. Она ведет еще в Юрмале песню, знаешь. Ну, плюс-минус примерно. Ну, очень на нее похоже, а? Ну, просто копия. Есть сходство. Да. Давай попробуем. Ну, ради эксперимента. Может быть, тебе-то будет легче, когда не один, и общение пойдет. Давайте попробуем вдвоем. Часть текста, да, часть текста она, часть текста ты. По очереди. В этом тоже есть какая-то фишка. Изюминка какой-то не хватает. Tu nespėjai ten tiek galvoti. Tu tuo metu galvoji, šius kaip čia elgtis. Dar supranti, kad studijai yra žmonių, kurie tave žiūri, kurie girdi tą patį tekstą ir galvoja, kaip dar čia dabar susivaldyti. Labas vakaras, gerimi BTV žiūrovai. Labas, Renata. Labas, Dainiau. Ką, tai pabandysim vėl nustebinti žiūrovus, parodysim daugybę puikių naujų VRS kameros situacijų. Matau, kaip jis limpa jau prie tos Renatos. Nu, kaip giria, girdžiu ištisai. Galvoju, ну, проектас отсидят. Прекрасно, все замечательно. Ну, вот совсем другое дело, ну. Умница, молодец. Хорошая девочка. Так, пойдем. Мне надо тебе сказать пару слов. Так. Слушай, старик, ну вот, ну, видишь, ну, отлично. Отличная девочка, смотри, прекрасно все, она жива, сразу как-то эмоции, все хорошо. Он тебе нужен. Главное, что она... Giria tave. Она не ведущая. Giria mane? Kad gyva gražiai šipsaisi, gerai. Pakeisi mane. Бремтай, рожкис. Значит так, этого в архив, а девочку вперед. Paskui tik tai pradedu stebėti, kad operatoriams siūlo eiti parūkyti, tyla, jeigu žingsnį darai į dešinę arba į kairę, kameros irgi sukasi, tada iš tikrųjų prieš jums tik ateinant, kelios sekundės tokia mintis prabėga. Palauk, ar tik čia ne mane gauda jau? Pavyko išgąsdinti ar ne? Ne, nu, tai truputėlį. Ir vis tik gerai, kad yra VRS kamera. Ir iš visų savo baimių mes galime smagiai pasijuokti.
Aš negaliu jums pažadėti, kad jau greitų metų jūsų draugai neiškrės jums kokios kiaulystės, kurią mes su mielu noru nufilmuosim ir parodysim visai Lietuvai. Aš negaliu jums pažadėti, kad jau rytoj neužkipsit ant mūsų meškerės. Bet tikrai galiu pažadėti, kad suvaręs kamerą jūs atsikratysit scenos baimės. Tai reikia šypsotis, kas be nutiktų. Varęs kamerą, juoktis būtina. Ate!